Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Verslininkas Jonas Balčius kreipėsi į Alytaus miesto savivaldybę, prašydamas padaryti tinkamą įvažiavimą į jam priklausančią menų pirtį. Verslininkas skundžiasi, kad šalia jo pastato besidriekiančiame dviračių take padaryta projektavimo klaida. Dėl to įvažiuoti į jam priklausančio pastato aikštelę įmanoma tik kelis kartus pasisukinėjus. Gal ir būtų patogu įvažiuoti iš Nemuno prieplaukos pusės, tačiau šioje tilto gatvės atkarpoje eismas vykdomas viena kryptimi. Tad verslininkas įsitikinęs, kad tai projektuotojų klaida. Visiškai per šoną pataikytas ES vykdomo projekto, dviračių turiuomenį, dviračių tako tiesimo ir nepataikytas įvažiavimas į mano sklypą. Tai aišku, daug pastangų rašiau, bet kol nebuvo susiformavęs mano akivaizdžiai sklypas, mažai kas tikėjo, kad taip gali būti. Tai dabar akivaizdžiausiai tai matosi, kad taip yra. Akivaizdžiai ne toj vietoje padarytas įvažiavimas. Tai vėl už tuos pačius pinigus, ar tai čia nesvarbu, ar už miesto biudžetinis, ar už ES, jis padarytas įvažiavimas. Jis tik ne vietoje. Tai dabar aš nesiūlau jo naikinti, kadangi kaip yra dabar pagal esamą situaciją vienos krypties eismas, tai mano klientam miestiečiam išvažiuoti bus patogu ir per tą dabar jau esamą, o įvažiuoti reikia per 10 metrų patraukti ir suformuoti ant sklypo ribos ir problema išspręsta. Problema išspręsti nesudėtinga. Alytaus miesto savivaldybės investicinių projektų skyrius neprieštarauja įvažiavimo įrengimui, tačiau Jonas Balčius neketina savo lėšomis įrengti įvažiavimo. Mat įžvelgia dviračių takus projektavusių specialistų klaidą, o be to ir žemė šioje vietoje jam nepriklauso. Tai aš manau, kad neteisinga būtų iš manęs reikalauti finansavimo. Sutinku, kad yra klaidos, tai žmogiška. Sutinku, kad klaidas reikia taisyti už savus pinigus. Tuo atveju, kad nebūtų gaila už miesto biudžeto pinigus, nes mano vykdomam ES projekte tikrai nėra numatyta lėšų įsirenginėti įvažiavimą. Europinį projektą vykdančiam Jonui Balčiui tai ne pirma kliūtis atsiradusi vykdant daugiau kaip 2 milijonų eurų vertės projektą. Pradžioje aplinkosaugininkai jį kaltino medžių Panemunėje iškirtimu. Keblumų kilo ir dėl pastato aukštingumo. Tačiau regis projektas bus įgyvendintas ir Dzūkų krašto menininkai turės išskirtinę erdvę kūrybai. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.